rytas. Antros dienos rytas. Visas sušalęs. Eisiu pasišildyti prie laužo. Rytas. Rytmetys. Eisiu kažkur tai. Jeigu kažkur gal geresnė vieta. Turiu va tokį va dalyką. Turiu tokį va dalyką. Čia turėtų būti vandens filtriukas. Man atrodo, jis, kai man darydavo tokį patiekalą, tai aš valgydavau šaltą. O tu turbūt sūrų. Čia viskas pasisuko, viskas. Mūsų laužo prašūniai. Kiek čia 0,5 litro pasiėmė. Ir užsukinėjau. Išbandysiu vandens. Kaunasi nuo saulės baterijkutė. Mes šiandien stovyklavome netoli tokios vietos įdomios. Dūkštos mirusiųjų šalies. Dūkštos upelė. 3 Karmazino, Bradeliškių ir Buivydų. Senovės gyventojai. Kažkada tai buvo. Netoli Pilkapyno. Akmuo toksai va įdomiai išgrįžiotas. Tokia išdrožinėta. Medžiai, arklės ir čia ir yra tas Pilkapynas. Čia pilna mėlynių augusi. Rytas ruošimasi išplaukti metas. Išplaukiam antrą dieną. Žuvėtai gerai. Prieš srovę buvo gerai ten, ant pabaigos. Pirmas tiltas šiandien.
ko iš į galą pastoviai eini sudėti. Tik ko tu nori. Leidžiu. Pamiegot galima. Čia ne pirmas ir turbūt paskutinis tiltas. Čia Va, kai tu šią biškį gal prie jeigu savalį, tai žinai, patrauk. šitą trukčiaus. Va. Šitaip. Vidurinė mūsų. Yra tulikas. Va. Išsilipinam prie Kernavės piliakalnio. Pas mane yra panaudotas gal 3 kartus per 6 metus. Čia kažkas plaukia be kanojo. Ko tu lauki? Jūs, nu, Ką mums daryti? ką? Ką mums daryti? A? Ką mums daryti? Plaukti? Tu jam pasakyk, ką daryti, nes jie laukia tavęs. Ten tuos senus projektus gal biškį po truputį traukia ir bando ten paleis. Kur kokius? Nu, kai kurios ten, pavyzdžiui, prie Heso ten tą aplinkelį, ten senas projektas ten iš tikrųjų buvo ten kažkada tai darytas, dabar jau vyksta. Pavyzdžiui, baltas, sudėlė visos. Ten turėjo būti uostas. Ten turėjo būti skalda, ten turėjo būti dėl to jį pastatė baltas tiltas. Ten kur yra kempinė ir sujungtas ten bus senas pabūtis, dabar rampas stovi. Ten turėjo būti vanduo. Sporto erdvė, ta prasme, visą laiką ten ta prie Baltojo tilto perdarinė kas 5 metus, tai vis Žinau, kur, prie kurio kranto startuojamas, ten tokia būdelė yra dešinioje pusėje. Ačiū. Kiek čia? Dešinėj pusėje va čia bus.
Ačiū labai. Ačiū. Dešinė, nemiegam. Ja, apsisuksim. Ratu. Gražiu. Krantą. Ačiū už rekomendaciją geros vietos. Dabar apžiūrėsim krantus, ar tinklų nėra. Oi, atsiprašau. Tikrai antrą dieną. Pasakiau, kai žmonėm tai ne. Gerai. Bandom. Mes duodam. Į priekį bandom. Tai va. Krantų apžvalga duobiste. Ne, tai trosas, labai darinu. Ja. Prašau. Va į kitą krantą pažiūrėsim, kas čia gero. Kitam krante. Nežinau, man rodos. Ne, nu gal biškį tada atskirai pavarom. Davai. Jo, galima atskirai visą. Viso gero. Duok tą nesąmonę visą. Pabandom ištraukti. Ar viskas ten palaidota? Čia ta prasme nelabai ko dabar mes naudosim. Čia avižos, putelis. Kaip plaukėsi nerija. Gerai. Nežinau ką. Kompanija nesikandžioja. Ne. Viskas gerai. Galima jau užsigirti. Pasroviui. Namo. Namo. Metus. Bandysime filtruoto neries vandens. Bandau va, iš kažkokį filtrą. Geras. Kažkaip tai va taip teka įdomiai. Tai filtruojas, Jo, tai kas ten anglies koks filtras, kas kiek jis keičias tas filtras. Kiek gali praleisti vandens? Ta, galim kuprinę. biškį. Tuo. Trauksiu. Gerai, dabar patrauksiu. Reikės rankas įsivalyti, kad neužsigaudyti. Padaras mano. Wow, išplauks, mano laivas išplauks, nutols nuo manęs nutols. Jūra liks rami, rami liks išplauks, mano laivas išplauks, nutols nuo manęs nutols. Antros dienos vakarieniavimo vieta. Tokia va. Ruošiam naktiniam plaukimui su trigubam.
sujunginėjo viską naujas vieną. Nauja valtis iš 3-1. Nu, va, tikiuosi. Meistras didysis. Jo, čia toksai va gavosi. Kūrinė. Nu čia šiaip tai tiesiog buvo dabar atkartota, ką mes sugalvojom kažkada tai. Ir viskas buvo kažkada sugalvota. Ruošiamės naktinę plaukimą. Kažkiek. O, mėnulis. Nu va, kažkas čia vyksta, nieko nesimato. Va. Yra, tikrai. Nu ir ko? Nežinau, kas čia vyksta. Nu ką? Tai man dabar reikia. Nu tai tu liep, aš paskutinis, ar bandysiu tada kažkaip... Jo, gal tą palaikyt biškį, arčiau. Žiūrėk, gal arčiau čia palaikyt. Nu, įlipsi ar ne? Jo, biškį Ką prilaikyt. prilaikyt? Šitą prilaikyt? Jo. Va, Jūta, Laikau. Biškį. Tai toksai krabo lipimas. Gerai. Opa, opa. 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 Nu viskas gali lipt? Jo, viskas. Kraštinė. Tai pagalį nuėmėm. Ready? O Ką tą ištrauks ir pabėgs. Jūta, viską turėtų, nenori ant galo pasidėti dėl tavo maišo. Jo, aš noriu prasidalyti. Tu kad visą nenupirkti. Na, Va. man šitą pagalį reikia išraukti. Žinojame, tu matau, dėsim. Tai va. Tai va. Naktiniai plaukimai. Ištraukti šitą? Palauk, saugok savo tą. Tai gali jau ten atkabinti to, žiūrėk, kad tos karabinus, jeigu trūkdo, gali atkabinti. Vis tiek dabar naktį plauksim, tai čia naudos iš to dabar nelabai. Man nelabai tų karabinų, aš noriu tą pagalį ištraukti ir viską. O po to jau pats susitvarkys. Gerai. Čia būt. Ką, bandom? Tai pagalys pats išeis, mes galvojame ir viskas išeis. Viskas, galim judėti? Nu, jeigu visi viskas Jo. susirinko nuo kranto. Tyla reiškia taip. Kaip ten mūsų ekipažas pasiruošęs? Važiuojam. Paleidau trekingą. man dar kempiniuką duosi. Apsižiūrėjot, tikrai viską surinkot? Va, žiūrim. Apšvietimą įjungiau. Jeigu kas į Ką, pradedam? naktinę... Švietimas va čia yra. Va čia švietimas. Kad ten yra... Visas reikia paduoti kokį savo. Taip. Taip, jums reikia viengubo ir plaukti. Čia krantinė dabar. Aš vieną turiu čia. Vienas gali būti, galvoju. Labai daug. Ir daugiau. Tai pas mus Va čia dėk, kai darysi. čia tai nėra kur atsisės. Tai aš gal iki šitai Įsivalykit, kad švaru būtų. Paskui patikrinsim. yra kempinės. Kempinė. Jo, gerai. Džemperį. Kempinės, jeigu turi, tai duokit. Imk. Duok, Simonas. Palauk, tu. Aš čia pas mane. Nubastų.
išplaukia. Ar gerai? Gerai. Išgirsta jau. Yra kažkokia mintis? Jo, va. Kas čia, durų jo? Tai, žodžiu, atbulinė klausim. Kiek čia galima priekį, sakot? Atsibodo jau. Nori ir klaimkų, ir iš galo ten reikėtų įstatyti. Nu, jis nepadėtų, jeigu nėra. Turim plaukti, taip sakyti. Duok man dar tą kempinioką, tik tai sausą, prašau. Ir švarą. Skolingas buvusi man. Matai tą? Tokį pat prašom grąžinti. Viskas. Ten yra vainikas. Kur kampinė? Kam reikia kampinė? Tai gali tiesiog čia įmest. Ir Jau ką, per dvi šoną ribus? nepamirškit nuvalyti. A jo, nu šiaip tai jau į Kauną pasirodyti reikia. Į Kauną. Ten kauniečiai ruoniai rašo, jie nori pasitikti. Oi, Aš nežinau, dėl to, nu, laiko tiksliau. Jie ten nori, žodžiu. Nu, tai kai žinosiu, kažką aš ten parašysiu. Dabar parašysiu, kad mes lauksim naktį. Kažkam kempinės reikia? jau nebe. Jau viskas, Tai palik nurimo, čionai. švaru. Duok tada pasidėsim čia. Ramu. Dabar, taip, mūsų čia, tai pasakysim greitis mūsų. Yra dabartinis. Nu ką savo rodo. Tuoj kraunasi. 3 kilometrai per valandą. Nu, A, nestipriai. 3,2 pas mane Tai rodo. ir bus tarp 3 ir 5. Nu tai čia toks yra. Ne, reiktų ten būti daugiau. Tai gal dabar reikia bus. nusirti tą Nu tai va pusę. čia kaip bus entuzijazmo. Gaudys Bet srovę. ir- Nes šiaip daug čia išplatėjus. Opa. Paskui pasiaurės, gal pagreitės srovė. Nes vat, lyginant pirmą dieną mes nuplaukėm ten 5. Šiandien mes nuplaukėm irgi ten, nu, ten 7. O bet mes nuo ryto varėm. Tai vat, turbūt yra tas įtaka greitesnės srovės pirmoje dienoje. Nes antrą dieną mes varėm 8 valandas, kiek mes ant valandų plaukėm. Ir nuplaukėm panašiai kaip vakar. Aha. O, čia Išplatėjo. vairas. Kas? Vairas, sakau, vidurinis. 3,4. O. Vien kažkas varikliuką įjungia, 3,7. gale kad burzgia. 3,9. Varikliukas dirbs, po to įsmigos. 4,1. Dabar sripuoju. Alva. Taip padaryt čia paplauk. 4. O, žvaigždės lenda. Dabar yra patys geriausi vakarai. Ilgos dienos, trumpas naktis, šviesu. Nu, dabar skaityti, kiek čia valandų dabar. Beveik 11, dar galima viską daryti. Šviesu sąlyginai. 11 valandų. Kada švinta? Oi, kokia pala. Prieš 5 po. Prieš 5. Prieš 5. Saulė pateka, bet švinta tai jau 4 turbūt. Po 4 biškį.
Ir tada tam. Nu, tai va 5 valandas tamsos turėsim. Tai per 5 valandas, tu kada Juneta sugalvosi iššokti, tu pasakyk, mes tave palydėsim. Mes tada gal netgi pairkluosim tuo metu, kad tau nereiktų mus į užpakalį plaukti. Kad iš paskos galėtum plaukti paskui švieselę. Įjungsim ciklopą. Tai atvirkščiai kitas. Kas ten leidžiasi lėktuvas gal? Manau, jis saugiai, žinok, nežinau. Į Kauną. Kalnėnų. Balionas. Ten šiaip žvaigždė. Cigaretė. O ten? Jo vienas tai nusileido ten. Nu, balionas. Ne, tai čia greičiausiai lėktuvas į Karmėlavą. Jeigu ne žvaigždė. Jeigu nežaidė, jeigu tokia ryški. Gal ten šiaurinė. Bet ir stotis gali, bet ne, stotis nesimatys dar kažkiek. Ne, gal kaip neįsviesti neryški.